Sveiki, štai ir kovas, pirmasis pavasario mėnuo, daugiau saulės, ilgesni vakarai, daugiau energijos, todėl turėsim daugiau galimybės su jumis bendrauti ir dar daugiau jums papasakoti apie Tupperware, kaip jinai jums gali palengvinti visus pavasarinius dalykus, nes pavasarį daugiau laiko norėsis leistis lauke, ne tiek daug laiko norėsis leistis virtuvėje, o su Tupperware galite pagaminti viską skaniai, greitai, paprastai ir be didelių laiko investicijų. Ir mano rankose šiandien yra kovo brošiūra su 16 pasiūlymų ir naujas Tupperware katalogas, kuris irgi startuoja nuo kovo mėnesio. Gražus, gaivus, naujų spalvų ir su nauja energija, tai būtinai pavartykite. Jeigu dar neturit, parašykite, atsiųsiu, galėsite pasižiūrėti. Bet šiandien apie tai, kągi kovas mums paruošė ir ką mes turime, kokius turim specialius pasiūlymus ir kokiom galimybėm galima pasinaudoti. Ir kaip visada pradėsiu nuo to, ką gali gauti mūsų vakarėlių šeimininkės, mūsų didesnių užsakymų turėtojai. Ir kaip visada turim 3 laiptus – 120, 250 ir 350. Ir šį mėnesį už 120 turime labai populiarų gaminį. Iš tiesų jis yra Lietuvoje bent jau ir kitose šalyse, manau, kad labai populiarus. Tai yra sriubos indelis vadinamas. Realiai galima jame nešiotis nebūtinai sriubą ir šildyti. Bet jis pavadintas sriubos, matyt, todėl, kad į tokį tikrai patogu susipilti sriubą. 0,5 litro talpos indelis, tinkantis maistų šildyti mikrobangiai. Ir iš karto paskaitykite instrukciją gavę ir aš šitą pakartosiu. Indelis atlaiko nuo 0 laipsnių iki 120 laipsnių ir atlaiko 650 W galingumą. Ką reiškia atlaiko 650 W? Jeigu jūs kaitinsite didesnių galingumų, maistas kais daugiau ir ant indelio gali atsirasti baltų dėmių. Ir parašyta kitoje pusėje, kad galima šildyti 2 minutės, nedidelis tūris, tikrai užteks, 2 minutės pašildot, jeigu reikia, nesušilo permaišot ir dar dedate minutei į mikrobangę 600 W galingumu. Ir maksimaliai galite naudoti 3 minutės ir per 3 minutės tikrai toksai kiekis maisto jums sušils. Patogi rankenėlė, bus labai patogu valgyti, instrukciją dedu į vidų. Apačioje yra kojytės, jeigu įkaitusi padėsite kažkur ant stalo, kad nesugadintų stalo paviršiaus. Naktelį galima uždengti keliais būdais, arba kad snapiukas būtų štai šita vieta ir tada kur nors krepšį netyčia neatsidengs, arba galima uždengti ir va štai šitaip va į šoną. Paprasčiausiai, kaip ir visus dangtelius, suspaudžiam ir jisai užsidarė. Šildant būtina atsidaryti štai šitą vožtuvą, kad išeitų gerai. Nerekomenduojama uždengti karšto maisto, nes dangtelės netgi negalima uždengti karšto maisto, kiti būna uždengia ir palieka atidarytą vožtuvą. Geriau palikite atvirą, nes karšto jūs uždaryto negalite vežtis, tai palikite atvirą, atvės, uždengs, nusinešit kažkur, pasišildysit. Arba padėsite šaldytuvą, grįš vaikas iš mokyklos pasišildęs. Puikiai dovana, puikus pasiūlymas ir lipam į antrą laiptą. Jeigu vakarėlis siekia 250 arba užsakymas yra 250 €, tada prisideda štai šitą 7,3 litro dubuo su ausyte, nerealiai gražios spalvos, su sandariu dangčiu. Vidus dubens yra šiek tiek toksai šiurkštus, kad jeigu plakat maišot netaip susiraižyto, tūris labai tinkantis, ypatingai kai prasidės žalumynai, kai prasidės agurkai, pomidorai, tai be tokio dubens tikrai sunku išsiversti. Ir į sodą galite su juo važiuoti, ir tešlas gaminti, ir vištas marinuoti, ir šašlykus raukti, ir patogu laikyti, patogu uždaryti, patogu vežtis. Bet kai yra didelis, reikia ir mažesnio, o mažesnis 2,7 litro prisideda, jeigu pasiekite 350. Tai 350, štai va tokia va piramidė, o jeigu 250, tai štai tokia piramidė. Spalvos gražios, dubenys idealūs, tikrai rekomenduoju. Jeigu nesate Tupperware konsultantas, tai organizuotis vakarėlius, tikrus ar virtualius. Jeigu esate, tai darytos vakarėlius ir turėti didesnius užsakymus, kad galėtume tai užsakyti. Na, o iš pasiūlymų, tai įvairių dalykų yra, bet pradėsiu nuo Speedy Chefo, nes nežinau, kada jūs žiūrite šitą video, bet jų yra tik tai 1000 visam CE regionui, tai nežinau, ar jų dar yra, ar nėra, o gal padidino kiekį, o gal pasibaigė. Na, žodžiu, negaliu pasakyti, ar šią minutę yra ir negaliu pasakyti, koks kiekis yra. Tai yra idealus plakiklis, tai yra ne elektrinis plakiklis, kuris plaka tobulai.
Galite suplakti kiaušinius, trynius baltymus ar viską bendrai, grietinę, grietinėlę, padaryti majonezą, kokią ten kekso tešlą pasidaryti. Ir šitas pats indas, jisai yra 1,2 litro talpos, dar jį galite naudoti atskirai, arbatą užplikyti, kažkam pamaišyti ir taip toliau. Pavyzdžiui, kokiai tešlai, ką ne taip maišysi to su šluotelė, irgi puikiai tinka. Apačioje yra va toksai sijonas, kad uždėjus jum neslystų ant stalo. Ir turi 3 matavimo skalės, mililitrų, ozų, turi miltų matavimo skalę ir cukraus matavimo skalę. Patogią rankeną, rankenoje yra skylė, kad būtų galima įstatyti kažką tai, kad jeigu nenorėsite dėti kažkur ant stalo ir stalą išpurvinti. Ir 2 plakimo greičiai. Ką reiškia 2 plakimo greičiai? Jeigu aš sustatau 1 plakimo greitį, tai aš plaku greitai, intensyviai ir pradžioje plakimo, kol aš ten nepridėjus cukraus, nepridėjus miltų, tai be abejo tik 1 greičiu. Kai tešla daros tirštesnė, nes su juo galima net užminkyti tešlą, pavyzdžiui, tokią kaip medaus torto, kur jau sudėjot miltus ir reikia ją, kad susimaišytų, žodžiu, tie miltai su mūsų sviestu, cukrum, kiaušiniais ir taip toliau. Tada nusistatot 2 greitį, rankena sukasi automatiškai lengviau ir apačioj sukasi tada lėčiau, bet maišosi viskas idealiai. Plaunant reikia viską būtinai išardyti. Va, štai šitaip išardo. Kai gausite į naują, dar kojelės nebus uždėtos, jums reikės patiems uždėti ir paskui kojelių galite nerdyti. Galima dėti į indaplovę viską išskyrus apačioje esančią guminę dalį, nes guminė dalis nuo indaplovės gali per laiką sukietėti, tai geriau ją plaukit rankomis. Tada uždedam, kaip surenkam, uždedam žiedą, uždedam šitą dalį. Štai va čia užsukam, čia tokios yra spinutė, ant atviros spinutės brūkšniuką sutapatinam, užsukam. Ir jeigu viską teisingai surinkot, rankeną trakštelė. Viskas. Plakam naudojam. Aš kai išplaunu, laikau nesurinktą, kad neuždustų ten gal kokios drėgmės liks ar dar kažkas, neatsirastų nemalonus kvapas. Ir panaudojau, užploviau, padėjau stalčių, panaudojau, užploviau, padėjau stalčių. Tikrai dažnai naudojamas gaminys, ar kokį omletą susiplakti, ar blynam tešlą susiplakti, ar kiaušinių susiplakti, ar biskvitą pasigaminti, ar majonezą pasigaminti, jeigu negaminate ten nenorit iš kiaušinių aliejaus, tai yra netgi iš žirnelių nuoviro galima pasigaminti majonezą. Na, žodžiu, plakiklis idealus, plaka tobulai. Turim ne vienam video jį naudojam, tai galite pasižiūrėti ir pajusti ir per laivus galėsite pamatyti, kaip jis yra naudojamas. Toliau pagal riziką, irgi nežinau, ar šią minutę yra, visi kodai atsidarė pirmadienį 13 val. Ir visus perspėjom, kad štai šitų indelių, taip pat kaip ir šitų, nėra didelis kiekis. Labai gražių piešinių ir toksai, net kovo 8 norėtųsi, bet kovo 8 jau aišku nespėsit jų gauti, bet mamos dienai tikrai, Velykom irgi tikrai spėsit gauti ir galėsit turėti puikią dovaną įdėjus ar tai savo sausainių. Easy Speedy turim, susiplakėm, kad ir morengų prisikėpėm, morengiukų mažiukų ir sudėjom iš tai tokią dėžutę. Dėžutės tūris 1,1 litro talpos, dangtelis 100% sandarus, turi sijoną, kuris apsaugo, kad dangtelis neatsidarytų. Na ir nerealiai, duos man kažkas pinigų, nosinėžti. Ir nerealiai gražių piešinių. Galima įsigyti po vieną, bet 2 įsigijant jūs sutaupote gerokai daugiau, tai yra didesnė nuolaida negu įsigijant vieną. Nu ir jeigu jau pradėjau nuo dėžučių, tai ir toliau ir pasakosiu apie dėžutės, nes aš šitas labai mėgstu. Va štai šitus mažuosius 300 ml dubenėlius, nes turim tokius ir didesnių 600 ir litro ir 1,5 ir 2. Forma jau ta pati visų. Šiti dar turi štai tokį blizgesį, su tokiu tarsi žeručiu. Irgi dangteliai 100% sandarus ir nerealiai patogus visiem maisto likučiam, ar padažo liko, ar kotletas su bulvių koše, ar norim su savim pasimti, ar kokį riešutą įsimesti, įsidėti. Toks labai teisingo dydžio dubenėlis irgi, kai nenaudojam, susimeta vienas į kitą. Idealus ir kaina ideali, net pasižiūrėsiu, kiek kainuoja, bet kažkaip žiūrėjau, kad labai tokia viliojanti kaina štai šitų dubenėlių. 12,90 už 3. Tai iš tikrųjų 4,30 € vienas dubenėlis, labai gera kaina. Ir aš labai mėgstu, aš esu fanė štai va šitų dėžučių. Jas irgi rasite mūsų brošiūroje, tuoj pasisakysiu, kiek kainuoja. Už 2 dėžutės 10,90, tai vadinasi 5,5 už vieną. Ir toks užrašymas puikus, tik geras vaibas. Irgi puikiai gali būti dovana tų pačių Velykų proga ir čia mamos dienai gali saldainiukų pridėti. Žodžiu, toks austriukas,
gero labai, aš šiaip visų austriukų esu fanė. Mano vienam tokiam austriukė guli sviestas šaldytuve. Myliu aš labiau sviestinės sūrinės irgi idealios, bet kažkodėl sviestui man visada į austriuką. Jeigu liko kažkiek nedaug sūrio, liko kažkiek nedaug dešros, irgi į austriuką. Čili pipiriukus, jeigu laiko mažesniam austriukė, aš mažesniam austriukė mielės laikau, dar mažesniam negu šitam. Varškės pakelis irgi tobuliausiai savo tinka. Ir šiaip juos įsidėti kažką tai kažkur tai einant, vykstant, galite, pavyzdžiui, važiuojant į kelionę, čia vaistų dėžutę pasidaryti, įsidėti reikalingiausius vaistus. Gali būti higienos reikmenys, gali būti guminės pirštinės, gali būti kažkokie užkandžiai, gali būti kažkokios smulkmenos. Va taip labai lengvai užsidaro ir labai lengvai atsidaro. Na ir dar galima juos sujungti vienas su kitu. Nežinau kokiu tikslu, bet parodysiu kaip funkcija. Gal kad nepasimestų krepšyje vienas nuo kito. Va štai šitaip, tuoj mes juos sukabinsim. Imam atvirkščiai. Va. Ir šitas va. Va, dar galima sujungti štai va šitaip. Ko bijo austriukai? Austriukai bijo šaldiklio ir bijo sušalimo kažkur tai. Tai yra, jeigu jis sušals, tai nieko tokio. Pavyzdžiui, jeigu jūs paliksite žiemą mašinoje ir -20 jisai šals, viskas ok bus su juo. Bet jeigu jūs jį atidarysite sušalusi, tai paprasčiausiai jums paims šitoje vietoje ir perlūš. Tai yra vienalytė medžiaga ir tas lankstimas sušalusio jam būtų mirtinas. Lygiai taip pat, jeigu įdėsite šaldiklį ir iš šaldiklio išėmę nesušildę dėžutės darysit, irgi nulūš. Tai 2 puikios dėžutės. Ir jeigu jau yra dėžutės, tai aišku reikia ir gertuvių. Ir Kovas mūsų apdovanojo gertuvėm. Turim ir 750 ml ir 310 ir visos tokių gaivių spalvų. Aišku, litrą su 750 galima įsigyti rinkinyje, bet reikia, žinokit, ir tokios, ir tokios. Reikia ir didesnės, ilgesniam laikui vykstant, reikia ir tokios, kuri telpa į mašinos dėtuvę, į dviračio dėklą, o į sporto klubą tada pasiemam šiek tiek didesnę, arba kažkur tai vykstant į pliažą ar dar kažkur tai. Štai šita litrinukė, tokia, kad tam brošiūroje jinai tarsi žalsva, bet iš tikrųjų jinai yra graži geltona su dar su tokiais valašiukais išgraviruotais. Na, žodžiu, labai miela tokia, labai pavasariška gertuvė. Ir vienas rinkinys yra 7,50 va tokia va dūminė mėlyna su štai šitą geltoną. Ir ta turi papildomą vožtuvą gert, kad būtų patogu atsigerti. Atsukus galima puikiausiai prisipilti, puikiausiai išplauti. Ir kitas rinkinys yra su va štai tokia gražia alyvinė, irgi puikios spalvos ir irgi labai gražu. Na ir turim pirmą kartą gyvenime pardavime 310 ml gertuvę, kuri turi dangtelį va tokį papildomą su vožtuvu. Ir spalva jos lygiai taip pat kaip litrinukė, va štai tokia va geltona, gaivi, graži ir iš tiesų kažkur tai, kai turit mažą rankinę arba vaikas mažas nori gerti, vaikai maži mėgsta labai iš tiesų mažus buteliukus, tai tegul turi visada po ranka ir tikrai išgers daug daugiau vandens negu be buteliuko. Ir jeigu jau turit buteliukus, juos reikia kažkaip tai plauti. Ir aišku, turime ir šepetį su nuolaida, kad viskas būtų rinkinyje ir kad viską galima būtų įsigyti ir naudoti. Ir šepetys jums tilps ir į mažąjį buteliuką, štai čia yra 310 ml, ir net į tą 80 ml, jeigu turite, irgi puikiausiai telpa. Ir dėl ko reikėtų plauti su šepečiu, to, kad vanduo yra gyvas organizmas ir jeigu mes paliekam ar užsuktą, net jeigu ir nepaliekam užsuktą, nuo to vandens per laiką atsiras tokia kaip ir gleivė viduje buteliuko, dėl to reguliariai reikia išplausti šepečio, o ypatingai jeigu ten pilat sultis ar kažkokias arbatas, tai tada kas be ko būtinai plaukit su šepečiu. Bet šepetys ne vien tik tai gertuvėm, šepetys reikalingas šiaip namuose prie ūkio. Mėsmalę išplauti, vazą išplauti, termosą išplauti, dangtelyje kažkur tai čia užlindo koksai petruškė krapas, ar Vensmarto bangelės išplauti, ar ten kažkur tai skylutes praplauti, užsikišo nuo kokio grikio. Na, žodžiu, šepetys tikrai reikalingas ir nugarą pasikasyti galima, jeigu neturit kas pakaso. Žodžiu, tobulas, rankena šiek tiek išlenkta, rankena ilga, išlenkta rankena leis, kaip mes įstatom į gertuvę, kad prie krašto būtų prisispaudę švariai išvalyti. Ko bijo šepetys? Bijo šepetys verdančio vandens.
Jeigu pripylėte į buteliuką verdančio vandens, neplaukit su šepečiu. Šepetys netinka verdančiam vandeniu. Galit karts nuo karto įdėti į indaplovę jį išplauti, jeigu norit, bet iš tiesų mano šepetys nei karto nebuvo patekęs į indaplovę, o jau turiu jį labai senai ir jisai tarnauja puikiai. Ir nespauskit taip labai iš jėgos, vis tiek yra šeriukai. O tiesa, šeriukai yra 2 rūšių. Vieni šeriukai priekyje yra kieti ir gale kieti, o per vidurį minkšti. Tam padaryta tam, kad kieti nuimtų nešvarumus, o minkšti tiesiog išpoliruotų mūsų buteliuką ir buteliukas ar tai kažkas tai kitas būtų švarus ir tvarkingas. Na ir dar kas siejasi su buteliukais, tai siejasi štai toksai laikiklis. Galima tokiu būdu, pavyzdžiui, dėti. Ir tai yra kaip dėtuvė, ar tai vyno butelius dėsite, ar kažkokius kitus, ar šaldytuvę laikysite, ar kažkur tai spintelė, ar dar kažkur tai. Ir jeigu turit kelis, jie susikabina vienas su kitu, taip užsikabina, kad neatsiskirtų. Tai galima įsigyti ir kelis, tai yra iš perdirbto plastiko, Resisle Line netgi parašyta, tai yra perdirbto plastiko gaminys. Tai jį įsigydami į gyvenimą pakeliate tai, kas atsidurtų šiukšlių konteinerį. Ir jeigu kalbėt dar toliau apie talpas, tai čia ne gertuvė, ne buteliukas, čia yra aliejinė, jai tarp kitko irgi prireiks plaunant šepečio. Grakšti 770 ml aliejinė, tokia moteriškos figūros. Ir tai gali būti aliejus, soja, actas, vanduo, visokie tokie dalykai, ką mums reikia įsipilti. Netgi pieną galite į stalą pateikti, jeigu ten prie kavos ar dar prie kažko atsidaro paprastai paspaudus, įsipilam. Tai nėra ant tiek sandarų, kad mes pavertę, bet kaip galime transportuoti, reikėtų transportuoti vertikaliai. Jis daugiau serviravimų galbūt skirtas gaminys, bet iš tiesų labai gražus ir labai naudingas. Taip, kągi toliau. Tai jeigu jau kalbėjau apie dėžutes, buteliukus ir gal migraciją į gamtą, turim tokią didelę dėžę. Jos tūris, man atrodo, brošiūroje dabar parašyta 5,6 litro. Bet buvo tokia diskusija, kad iš tiesų jinai yra didesnė, toj paaiškinsiu kodėl. 5,8. Iš tiesų jinai yra 7,6, jeigu žiūrėt pilną tūrį. Bet šita dėžutė turi štai tokią lentyną. Pati dėžutė atrodo taip, tai yra didysis smaližius. 7,6 litro, dangtis nusiema, jeigu norit, jeigu nenaudoja švariai išplauti, jeigu norit, ar laikyti. Ir šitas dėžes įsigyja įvairiom reikmėm, visiškai skirtingai. Vieni įsigyja susidėti, pavyzdžiui, kokias ten mėsmalės detalės. Treti laiko kruopas, kas nenori kruopų dėžučių, nori pakeliais. Kiti ten susidėję sėklas kokias nors, sėja, daržas ir čia visos sėklos guli vienoje vietoje. Kiti susidėję šiaip smulkius dalykus, kurie nepasimestų, gal ten kas reikalinga. Kiti naudoja kūdikių reikmėm, ten pampersams susidėti. Ir dabar, kai šitas turi aukštą tokį, tai apačioj gali būti ten sauskelnės, o viršui gali būti kažkokie čiulptukai ir dar kas reikalinga. Dar ir tos dėžutės į komplektą tikrai pasitarnautų. Ir šitą dengti galima, jeigu jums, pavyzdžiui, čia jau nebenorit nieko dėti, o kad jisai jums nemaišytų, galima uždengti ir atvirkščiai. Kad čia dabar, aišku, reikėtų ant stalo pasidėjus daryti. Ir štai šitaip ir irgi jisai puikiausiai užsidengia. Didelė talpi dėžė, net į iškilą kažkur tai vykstant galėsit susidėti šaukštų šakutės servetėlės ar bandelės ar dar kažką. Tai, žodžiu, universalus daiktas ir kiekvienas pagal savo būdą žino, kam jisai gali panaudoti. Kai Benas augo, tai mano vaiko buvo sudėti smulkūs žaislai, viena buvo sudėta modelinas, tas plastelinas su įvairiom formelėm. Tai pagal poreikį ir dar dabar turbūt garaže guli kažkuri tai dėžė raudona, man atrodo, guli su Beno išaugtais visokiais dalykais, tai yra išaugtais žaislais ir laukia gal kam nors atgims, kai bus vanūko ar dar kažko tai. Taip, tai puikiai dėžė, dėžėj galima neštis irgi transportuotis kažką tai kažkur tai ir kai reikia transportuotis kažką tai kažkur tai pavadinimu tortas, pyragas, keksiukai ar kažkas tai kitas, tai tada mums reikalinga tortinė. Ir jeigu jūs kepa tortus, perka tortus, vartoja tortus, rekomenduoju turėti štai šitą puikią tortinę, ypač jeigu vežiojatės kažkur tai tortus. Aš nemačiau alternatyvos parduotuvėje štai šitai tortiniai. Tvirtos, patogios ir dar tokios daugiafunkcinės kaip šita. Jinai turi padėklą, tokį apvalų, tiesa ir dar tokie yra suskirstimai, kad tarsi vienodais gabaliukais supjaustytumėt. Ir šitus du daiktus pasidėjau, jų nėra pasiūlymuose kovo mėnesį, bet
Katalogė galima rasti rinkinį, kad tortinė, lentutė, mentelė, įsigijant jūs sutaupote. Tai tą lentelę galima įdėti tortinę prieš dedant tortą, kad paskui pjaustant nesusiraišytų. Ir mentelė va tokia su dantukais, bet dabar jos palauks šiek tiek čia šone, dabar mums aktualu, kas parduodama kova. Tai tortą dedam ant lygios dalies, jeigu norim kokius užkančius, tai netgi serviravimo centras kitoje pusėje yra, galima su skyriukais įvairiausiai sudėti. Kas turite torto žiedą, yra toksai apvalus daiktas, kaip dabar pavadinti, žiedas tokiu dangčiu. Tai šitą tortinę galima padaryti dviaukštę, nes ją galima išdidinti. Tai, pavyzdžiui, sudėjot keksiukus, uždėjot žiedą, sudėjot dangtį ir dar porciją keksiukų. Arba ten iškepta tarta, dangtis ir iškeptas pyragas. Nes va, štai to taip padidinus, jinai gaunasi didžiulė aukšta tortinė. Svarbu, kai dėjo tortą, pažiūrėti, ar gerai užspaudėte knipsius. Ir taip, va, jau netgi pilnas, tai čia kokie 4-5 kg tikriausiai tilps. Galite drąsiai nešti, neprilaikant už apačios. Tik tai, jeigu duosit nešti vaikui, kai man yra pasitaikę, žiūrėkit, kad nemojuotų, nes vaikai mėgsta mojuodami ir jūsų tortas gali skraidyti po visur. Dar šitą tortinę galima išardyti, norint išplauti. Tik išardžius reikia žinot, kaip surinkti. Tai dabar mes ją pabandysime išardyti. Va čia yra brūkšniukas ir ant šitos dalies yra brūkšniukas. Jinai išsiardo va taip, išstumimo būdu. Prie jos tiesa yra instrukcija, nepameskit, tai tada žinosit ir matysit. Dargi galima, jeigu jau jums reikia labai didelio torto, tai galite panaudoti šitą daiktą kaip torto žiedą ir suformuoti tortą, bet jau šito tada neuždėsit. Dabar rodau, kaip susirenka. Norint surinkti, čia už čia išploviau, viską švaru. Tada aš imu šitą, ir jį dedu iš vidaus ir žiūriu, kur tas mano taškiukas. Taškiuką sutapatinau su taškiuku, laisvai viskas kabo, viskas. Ir mano tortinė puikiausiai uždėta. Aš surinkinėjau taip, gal kažkas turi kitokią metodiką, bet man šitą metodiką tikrai pasiteisinusi ir tikrai labai patinka. Stabilus, tvirtas, geras, ilgaamžis ir tikrai reikalingas gaminys, kurį tikrai naudosite ilgai. Jeigu galima tortą, aišku, pjaustyti tortą mentele, bet galima imti didelį peilį, ypač jeigu jūsų tortas yra koks nors morenginis ir jį reikia aštriu peiliu supjaustyti. Čia yra šefo peilis iš mūsų katalogo serijos. Jo metalas yra neužgalastas, tiksliau jo briauna yra neužgalasta, užkaldinta. Jis pats yra plonas, bet stabilus, nėra sunkus, ergonomiška rankena, nerealiai aštrus ir turi štai va tokią va įmautę, kuri užsifiksuoja. Tai jeigu mums reikia kažkur tai vežtis, mums tai iš tiesų galim bet kur dėti ir tikrai niekur neįpjaus. Dar turi tokį kablį, jeigu jūs laikot kažkur pakabintus tuos, tai galite laikyti pakabintą, tada tik tai šitą biškutėlį kilstelit, atidarot, papjaustot, nuplaunat, nušluostot, vėl bum ir vėl galite laikyti pakabintą. Labai smagus peilis. Superinis, iš tiesų rekomenduoju turėti visą peilių kolekciją. Jūs ją rasite kataloge. Tuoj mes ją atversime, kad jūs galėtumėt pamatyti, jeigu čia matosi kažkas. Va, štai čia va, jūs rasite visą peilių kolekciją. Tai yra ir šefo, ir duonriekį dantytą, ir pomidorų dantytą, ir universalų tokį šiek tiek didesnį, ir tą rankinį daržovių peilį vadinasi, kur rankose labai patogu pjaustyti. Dabar turime su nuolaida didįjį, tai didįjį ir griebkite. Na ir iš gamybos gaminių, tai žiūriu, aš jau čia beveik keliauju į pabaigą. Čia mato dar vieną gaminį, kurio nėra brošiūroje, bet tai pasakysiu, kodėl jis guli. Bet iš gamybos daiktų mes turim servofixą. Servofixas tai gaminys skirtas ir gaminimui, ir serviravimui. 2,5 litro talpos, turi talpą, turi nesandarų dangtį, turi kiaurą indį, tai pirmiausia jūs galite naudoti kaip elementarų kiaurą indį visokiem nuplovimam. Ir turi nesandarų dangtį dėl to, kad mes jame daug ką darome karšto vandens pagalba. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, noriu išvirti grikius. Tai leiskime, man reikia grikių. Aš pilu grikius, dar tiesa yra per tvarėlę, kurią galim reguliuoti, į kurią vietą įstatyti, jeigu mums reikia atskirti vienos rūšies produktą nuo kitos. Pavyzdžiui, čia padėjau žuvį, čia padėjau brokolius ir noriu užpilti ir noriu, kad jie pasigamintų. Lašišą tai puikiausiai galite pagaminti, jūrinę žuvį galite gaminti, upinės ne. Tai gamyba jame vyksta elementariai verdančio vandens pagalba. Ar mes užpylėm daržovės, ar mes užpylėm grikius, ar mes užpylėm
kokius vaisius, jeigu norime padaryti kompotą, puikiausiai visą tai pasigamins. Ir paskui labai smagu, viską nukošiam, čia liko skystis, čia liko produktas. Tai viena funkcija. Kita funkcija, kai gaminate, čia dėti maistą, kad jisai netaip greitai atšaltų. Į dugną dar galima kažkiek įpilti verdančio vandens. Kadangi yra skylutės, tai riebalų perteklius nutekės. Aš kepam blynus, dedam savo puikiausiai ir laukiam, kol susirinks svečiai. Garai kondensuos ant dangčio, nesvečiai, o šeima. Garai kondensuos ant dangčio ir jie nelašant maisto bėgo va štai šitaip iš šonus. Tai ir dar kitas, ką galima naudoti elementariai laikyti daržovėm ar uogom. Pavyzdžiui, čia braškės, čia vyšnios, viską nuplovėm, dangtį uždengiam, dedam į šaldytuvą ir mūsų uogos išlieka šviežios. Arba ten vaisiam lygiai taip pat kokios slyvos ar dar kažkas. Tai kaip kiauraindė, kaip serviravimui, tiksliau maisto pateikimui šilto į stalą ir be abejo gamybai. Dar jeigu mes, pavyzdžiui, išimčiau šitą dalį, čia galiu padėti kokį nors pyragą, vyniotinį ar mėsos gabaliuką ir uždengti va tokiu būdu ir naudoti jį ir aukštinkojam lygiai taip pat. Gražus, juodai baltas, toksai tvarkingas indas, kaip tik pavasariu, kai norėsime viską greičiau ir paprasčiau gaminti. Ir dar apie šluostes nepasakau, bet paimsiu šitą į rankas. Jeigu jūs atsiverstumėt spausdintą brošiūrą, nespausdintą aš jau išsiunčiau kitą variantą, jūs rastumėt tarkutę. Taip nutiko, kad kai planavo kovo tarkučių buvo, bet iki kovo jų nebeliko ir nebėra jų fabrike. Ir mes turim alternatyvą, turim štai šitą kiauraindį, vieną iš smagiausių kiauraindžių, tokį trikampinį su tobulom, kaip piltuvėlis skylutėm, kad viskas bėgtų ten, kur reikia, nusikošia nerealiai gerai, netgi kiti ir varškę formuoja, čia tada toksai kaip velykinis kupoliukas savo puikiausiai gaunasi. Aš ją įsistačius visada į įrankių dėtuvę, jinai visada po ranka ir kai reikia nuplauti nedidelį kiekį, visada jinai eina ir atlieka tą darbą. Ir irgi čia yra ausis, čia yra rankena, viskas stabiliai, viskas užsitvirtina, tai superinis daiktas, kuris vietoj tarkutės. Ir kai jau kažką pagaminom, kai jau kažką nuveikėm, reikia ir susitvarkyti. Tai yra virtuvinis rankšluostis, kurį naudoja, žinau, ir langų valymui kiti, ir grindų pavalymui, jau kai jis yra nebe toksai naujas. Tai iš pradžių valo rankas, stalviršius, spinteles, o po to jau pereina ir grindų valymą. Tai yra mikropluošto rankšluostis pagamintas iš perdirbto plastiko taip pat. Irgi vietoj tie visi šampūno buteliukai, kurie būtų išmesti į konteinerį, jie persidirba ir va, gauna štai toksai mikropluoštas. Nevalykite su juo karštų paviršių, nes jisai lydosi kaip mikropluoštas. Ir mikropluoštas tai yra tokia medžiaga, kuri pagaminta iš labai plono supinto siūlo. Ir į tą supintą siūlą patenka drėgmė ir patenka nešvarumai, kai mes kažką valom. Ir kai jūs, pavyzdžiui, išplovėt indą, bet kokią, ir būna kitą kartą, kažkur nedasiplovė, liko kažkokio riebaliuko. Aš mėgstu visada iššluostyti indus su štai šitom šluostėm. Ir mano visada indai švarutėliai tiesiog netgi girgžda. Lygiai taip pat rankas, viskas, jeigu kažkas liko, viskas švariausiai nusivalo. Jie nerealiai gerai geria drėgmę. Ir įdomiausia tai, kad jeigu aš jį paimu šitą rankšluostį ir išgręžiu, pavyzdžiui, šluosčiau ir jisai pasidarė jau toks šlapės, kad aš jau nebegaliu šluostyti, aš jį išgręžiu, aš galiu vėl su juo šluostyti toliau, netgi su tuo šlapiu ir jisai puikiausiai nepaliks jokių ten vandens lašų ar dar kažko tai ant mano indų. Būna, kai ateina svečių, labai nemėgstu tų vienkartinių servetėlių rankom šluostyti. Ir niekada aš jų neturiu ir visada pamirštu jų įsigyti. Tai duodu porą rankšluosčių ir paeiliui visi gali nusišluostyti ir taip automatiškai neišmetu tiek daug šiukšlių. Nerealiai geri rankšluostukai. Yra vienas rožinis, kitas pilkas, tai tikrai turėsite pasikeitimui. Negalima jų plauti su medvilniniais tokiais skalbiniais, nes prisimes juos į tas poras prisimes dulkių. Tai paprasčiausiai galite su ūkiniu muilu praplauti kiekvieną vakarą ar kas kelias dienas. Teoriškai virtuvinį rankšluostuką reikėtų plauti kiekvieną dieną. Bet jau jūs žiūrėkite pagal savo situaciją. Paėmiau brošiūrą tam, kad pažiūrėt, ar kažko nepraleidau. Tortinė pirmam puslapį su Easy Speed. Pupso puikiausiai, tada antram puslapį turim aliejinę peilį ir tarkutę, ne tarkutę, piltuvėlį tiksliau pasakius. Turime servofixą. Gaminimui ir serviravimui, turime indelius 300 ml, turim 1,1 litro gražias spalvingas dėžutes, turim gero vaibo dėžutes,
Ir tada didžiulė dėžė, va šita multidėžė, buteliukas ir buteliukai telpa, jeigu jums reikia, galite ir į dėžę įstatyti, jie pagal aukštį telpa, va taip, jeigu norėsit, va puikiausiai galima tokiu būdu įstatyti, dargi ir spalviškai dera, va ta geltona spalva, tokia pati kaip ir štai šitos dėžės. Buteliukas, gertuvės 2 komplektacijom, šepetys ir laikiklis, na ir puikiai šeimininkių programa, na ir paskutiniam puslapį 2 rankšluostukai. Ir dar vienas pasikeitimas yra štai čia, nuo kovo mėnesio mes turime kitą naujoko krepšį. Tai yra naujokas, kai startuoja, nuo pirmų savo 60 eurų negauna savo 23,5% nuolaidos, bet gaus 3 dalykus. Gaus padėkliuką įrankiam, reikalingas, naudingas, kai kepat, kaip maišot, pasidėti prie puodo, prie keptuvės, kad būtų kur pasidėti įrankį. Gauna mano mėgstamą šaukštą tokį kaip... Pat toks jis net nežinau kaip apibūdinti, bet kai reikia įsidėti kokio troškinio ar netgi kokio kugelio atsipjauti, tai jisai tikrai labai geras ir labai puikus. Na ir 2 šaldymo dėžutės. Šaldymo dėl to, kad jos pagamintos iš minkštos medžiagos ir šaldikliai išlieka lygiai tokios pat minkštos, bet realiai jas galite naudoti nebūtinai šaldymui, jūs galite naudoti ir šaldytuve, ir transportavimui, ir visur, kur tik pageidaujate. Tai toks mūsų šaunus kovas. Dar kovą mes turėsim Mukį gimtadienį. Berods 12, dabar kuri 9, 10, nežinau, 11 ar 12 savaitę, negaliu tiksliai pasakyti. Ir dar lyg tai kažkokie papildomi pasiūlymai bus pakeliui, tai sekit naujienas, būkit su mumis ir tikrai galėsite viskuo pasinaudoti.